Lietuvos link judantys smarkus vėjai jau nusinešė vieną gyvybę Danijoje. 3 Skandinavijos šalyse smarkus vėjas privertė atšaukti 10 keltų reisų. Audra ant seklumos užginė keltą ir prie Škotijos krantų, o kelis Anglijos regionus ištiko didžiausias per 30 mečius potvynis. Šio kelto keleiviams teks praleisti naktį laive. Iki vidurnakčio jį turėtų pasiekti vilkikai, o kol kas keltų kompanijos teigimu 100 žmonių saugiau likti laive, negu per smarkų vėją būti keliamiems sraigtasparniais. Ryte prasidėjus smarkioms liūtims, Anglijos Karlailio miestas atsidūrė po vandeniu, teko evakuoti 10 gyventojų. Britų pareigūnai perspėjo dar 80 vietovių apie potvynių grėsmę. Tuo tarpu vienoje Anglijos dalyje sumuštas temperatūros rekordas. Yorkshire registruota daugiau kaip 16 laipsnių šilumos. Vieną greitkelį teko uždaryti, kai itin smarkus vėjas nupūtė kelias dešimtis sunkvežimių. Štai kaip sunkiai turistai galėjo vaikščioti Vokietijoje Briokeno kalno viršūnėje kilometro aukštyje. Keli buvo sužeisti. Kol pavyko žmonės nukelti, gelbėtojai buvo surišę visus vieną virvę, kad vėjas nenupūstų. Smarkus vėjas siaubė ir Skandinaviją. Teko uždaryti Öresundo tiltą ir tunelį, jungiant į Švedijos Malmę su Danijos sostinė Kopenhaga, kur kaip tik šiuo metu laukiama smarkiausios audros. Baltijos ir Šiaurės jūrose atšaukti keltų reisai. 42 metrus per sekundę siekiantis vėjas rauna medžius ir neša stogus. Geležinkelio kompanijų atstovai vadina padėtį chaotišką. Danijos Fiuno saloje išverstas medis užgriuvo ant automobilio, vairuotojas žuvo. 10 000 namų liko be elektros, jos atkurti nesitikima iki rytdienos. Iš kai kurių vietovių evakuojami žmonės, o vietos valdžia primygtinai ragino gyventojus likti namie. Mūsų sinoptikai prognozuoja, kad Lietuvos pajūryje vėjas sustiprės gūsiuose iki 30 metrų per sekundę jau pirmoje šios nakties pusėje. Klaipėdos civilinės saugos departamentas įspėja žmonės būti budrius ir pasisaugoti dėl stipraus vėjo galimų nelaimių. Nuo Šiaurės jūros Botnijos įlankos link judantis aktyvus ciklonas Klaipėdos hidrometeorologijos stoties duomenimis palies ir Lietuvą. Prognozuojama, kad prieš vidurnaktį pietvakarių vėjas sustiprės Baltijos jūroje, o apie 2 valandą nakties vėjo gūsiai net iki 30 metrų per sekundę laukiami ir Klaipėdoje. Esant tokiam vėjui, pasak Klaipėdos civilinės saugos departamento direktoriaus, gali būti nunešti namų stogai, virsti medžiai. Todėl, šiandien patartume nepalikti automobilius stovinčius prie einate iš namų, tai reikia pažiūrėti, kad būtų uždaryti langai. Informuotos visos gelbėjimo tarnybos bei apskrities rajono civilinės saugos darbuotojai. Tačiau stiprus vėjas pasak Skiručio pavojingiausias Palangai, Klaipėdai ir Neringai. Jau vakar vėjui sustiprėjus iki 21 metro per sekundę nedirbo senoji perkėla. Šiandien keltai kursavo pagal grafiką, tačiau vėl sustiprėjus vėjų senieji keltai nutrauks darbą. Žmonės bei automobiliai keliami pernai bendrovės Smiltynės perkėla įsigytų naujojų keltų, kuris per Kuršių marias kelia pučiant net 30 metrų per sekundę vėjui. Dėl pastarosiomis dienomis lietingų orų ir stiprių vėjų vanduo kyla ne tik Šilutės rajone, bet ir Klaipėdos Danės upėje. Kai kuriuose vietose vandens lygis pakilo net iki metro. Dėl sustiprėjusio vėjo sutrikęs ir uosto darbas. Laivai į uostą neįleidžiami. Audringoje jūroje naktį teks pralaukti porą į Klaipėdos uostą atplaukusių laivų. Klaipėdos civilinės saugos departamento duomenimis paskutinį kartą tokio stipraus vėjo būta 99-ųjų gruodį. Tuomet vėjo greitis siekė iki 34 metrų per sekundę. Praūžęs uraganas Anatolijus pridarė daug žalos Lietuvos pajūriui. Stiprus vėjas ir net iki 4 metrų aukščio bangos Palangoje išdraskė kopų pynimus, išplovė smėlį, kai kur sugadino pėsčiųjų takus. Tačiau ir prieš naujuosius pūtęs iki 28 metrų per sekundę vėjas, kai kur Pamaryje išvartė medžius. Ervinu pavadintas uraganas Lietuvoje sužalojo mažiausiai vieną žmogų. Gadino namus, vertė medžius, be elektros buvo palikęs maždaug 200 000 žmonių. Plačiau apie pernakt praūžusią stichiją Zigmas Aiknas. Visoje Lietuvoje skaičiuojami praūžusi uragano nuostoliai. Nuo smarkaus vėjo virto medžiai, apgadinti pastatai, nukentėjo ir žmonės. Sinoptikų teigimu, paskutinis tokio smarkumo uraganas Lietuvoje siautėjo 99-aisiais. Naujasis uraganas Ervinas, stiprumu prilygstantis ankstesniam uraganui Anatolijus, Lietuvą pasiekė vakar vakare. Stichija labiausiai smogė vakarų ir šiaurės Lietuvai. Šiauliuose vėtros auka tapo 78 metų senolė. Šįryt į bažnyčią einančią moterį užgriuvo ir prispaudė prie katedros augantis medis. Moteriai sužalota galva, krūtinė, kojos, įtariama stuburo trauma. Jos būklė sunki.
Šiauliuose uraganas apgadino daugumą autobusų stotelių, kelis daugiabučių balkonus, pramogų klubą. Mažeikiuose nuplėštas trečdalis Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios stogo. Pakruojo rajone nugriuvo mokyklos kaminas. Sugriovimų neišvengė ir dar keli aplinkiniai rajonai. Nemažai Šiaulių regiono kelių buvo užversti medžiais. Tačiau daugiausia pranešimų apie nuostolius iš Pajūrio, kuris patyrė didžiausią uragano Erviną šėlsmą. Klaipėdoje nemažai išvartytų medžių, tarp jų ir naujametė eglė. Uraganas paralyžiavo jūrų uosto darbą. Laivų eismas draudžiamas lig šiol. Tik pavakarę vienam keltui buvo leista vežti keleivius per marias. Prognozuojama, jog naktį vėjas aprims, tačiau pirmadienį vėl gali sustiprėti. Dėl uragano Pamaryje apsimti 2 kaimai. Vanduo semia Šilutės Rusnės kelią. Dalį Kuršių Nerijos gyventojų Vėtra buvo palikusi be elektros. Elektros tiekimas buvo nutrauktas ir trečdaliui Šiaulių apskrities gyventojų. Skirstomi tinklai praneša, kad elektros visoje Lietuvoje neturėjo per 200 000 žmonių. Uragano padariniams likviduoti dalis elektros tinklų specialistų atšaukti iš atostogų. Tačiau kai kur gedimai nepašalinti lig šiol. Energetikai perspėja gyventojus pasisaugoti nutrauktų laidų. Zigmas Zaikinas, Agnė Vidarytė, Marius Jokubaitis. Daugiausiai nukentėjusių šalių turėjo atšaukti kone visus traukinių reisus ir išjungti 2 branduolinius reaktorius. Be elektros šioje šalyje buvo likę maždaug 300 000 žmonių. Mažiausiai 10 žmonių žuvo, keli dingo be žinios uraganinėms vėtroms siaubant Šiaurės Europą. Vėtros sukėlė potvinius, griovė pastatus, vertė medžius, šie blokavo kelius ir traukė laidus. Tūkstančiai liko be elektros. Labiausiai nukentėjo Skandinavijos pietūs. Švedija buvo priversta atšaukti kone visus traukinių reisus, sustabdyti 2 branduolinius reaktorius. Daugiau kaip 300 000 žmonių šioje turtingoje šalyje naktį buvo likę be elektros. Stichija visoje Šiaurės Europoje vertė uždaryti oro uostus, geležinkelius, kelius, atšaukti 10 keltų reisų tarp Švedijos, Danijos, Norvegijos, Britanijos ir Vokietijos. Vakarinėje Škotijos pakrantėje keltas užplaukė ant seklumos. Maždaug 100 keleivių turėjo laive likti per naktį. Didžiojoje Britanijoje gelbėtojai sraigtasparniais nukelinėjo žmonės nuo stogų, kai vienoje vietovėje keliasdešimt metų neregėti potviniai užliejo namus. Karališkosios oro pajėgos pasirengusios evakuoti maždaug 8 000 žmonių iš apsemtų vietovių. Naktį vakarų Europoje siautėjęs uraganas Ervinas kliudė ir Lietuvą. Vėtra išvartė medžius, be elektros paliko daugelį kaimų ir miestelių, plėšė namų stogus, nukentėjo keli žmonės. Daugiausia nuostolių pridarė Pajūryje siautusi Vėtra. Iki šiol nedirba Klaipėdos uostas, nes vėjo stiprumas dar siekia 21 metrą per sekundę. Klaipėdoje stipraus iki 28 metrų per sekundę vėjo sulaukta prieš vidurnaktį. Jūrų uosto tarnybų duomenimis jūroje gūsiai siekia net iki 37 metrų per sekundę. Iki pietų kiek aprimo, tačiau gūsiai vis dar siekia iki 32 metrų per sekundę. Dėl stiprios audros Klaipėdos jūrų uostas uždarytas nuo vakar popietės, darbą bandė vėl pradėti tik prieš porą valandų. Stiprus vėjas sutrikdė ir keltų darbą. Nuo vakar vakaro nedirbo ne tik senoji perkėla, bet per Kuršių marias nekėlė ir pernai bendrovės Smiltynės perkėla įsigytas naujas keltas, galintis dirbti esant tokiam stipriam vėjui. Keleivius jis pradėjo kelti tik pavakarę. Šįryt iš Palangos oro uosto nekilo lėktuvai ir keleiviai turėję skristi į Hamburgą buvo vežami į Kauną. Tik po pietų nutūpė lėktuvas iš Kopenhagos ir daugiau skrydžių pasak oro uosto direktoriaus atsisakyta. Audringas vėjas ir 4-5 metrų aukščio bangos apgadino Palangos tiltą. Kai kur nuplėšti turėklai, nuplautos lentos. Vis dėlto daugiausia žalos pridarė vėjo išversti medžiai, užvertę kelius. Šilutės rajone medis užvirtęs ant vieno Sausgalvių kaimo gyventojo namo stogo apgadino stogą, sutrūko namo sieną, tačiau žmonės nenukentėjo. Atsitikė naktį 1:30, labai didelis. Jūryje siautusi audra išvertė kelių ženklus, stendus, autobusų stoteles, plėšė namų stogus. Šilutės rajono upėse vanduo per parą vidutiniškai pakilo 16 cm. Apsemtas Rusnės kelias, iš viso tokių kelių apie 9 km, kai kur vandens lygis virš kelio dangos pakilo iki 40 cm. Šiandien naktį apsemti 2 kaimai. Vakar apie 23 valandą dėl sustiprėjusio vėjo visiškai nutrauktas elektros tiekimas Neringoje. Elektra Kuršių nerijai vėl pradėta tiekti tik šiandien po pietų. Dėl audros be elektros liko nemažai Šilutės, Pagėgių, Šilalės, Skuodo, Kretingos rajono gyventojų. Preliminariais duomenimis dėl ant elektros laidų užvirtusių medžių iš viso be elektros galėjo būti likę apie 200 000 vakarų skirstomųjų tinklų vartotojų. Aukščio namo ant automobilio nukrito apdailos plytos. Vėjo nulaužtas šviesoforas nesunkiai sužalojo šaligatvį einantį žmogų ir užkrito ant šalia pėsčiųjų perėjos stovėjusio automobilio. Įvykį matę liudininkai teigia, kad pėstysis sužalotas nesunkiai.
Nes Anatolijus Lietuvą buvo užklupęs prieš 6 metus. Sinoptikų teigimu, rytoj po pietų vėjas vėl stiprės. Po savaitės viduryje galima sulaukti dar vieno aktyvaus Atlanto ciklono, kai vėjas įsišils iki 20–25 metrų per sekundę. Tikimybė sulaukti ramesnių orų yra tik savaitgalį. Šiaurės Europoje savaitgalį per audras ir potvinius žuvo 11 žmonių, o 4 dingo be žinios. Kaliningrado srityje uždaryti uostai. Daugiau negu pusė Latvijos teritorijos, daugiausia vakaruose, dėl naktį praūžusios audros liko be elektros. Latvijoje tokios audros nebūta 4 dešimtmečius. Naktį vėjo greitis kai kur siekia 40 metrų per sekundę. Remontininkai teigia, kad atkurti elektros tiekimą reikėjo savaitės. Be elektros buvo likę 60% Latvijos teritorijos. Labiausiai nukentėjo Ventspilis ir Liepoja, kai kuriuose rajonuose vanduo pakilo 2 metrus. Rygoje iš kvartalų esančių prie Baltijos jūros ir Dauguvos upės taip pat teko evakuoti gyventojus. Pirmieji aukštai kai kuriuose namuose užtvindyti. O tai vienas iš labiausiai nukentėjus nuo audros Estijoje Pernų miestas. Iš apsimtų rajonų gyventojai evakuoti, o miesto centre įkurtas laikinas pagalbos punktas, kuriame žmonės gali gauti maisto ir atsikvėpti. Prie Talino jūros vandens lygis pakilo 1,5 metro. Hidrometeorologai prognozuoja, kad vandens lygis gali pakilti dar metrą, todėl Taline jau parengti maišai su smėliu. Suomijos įlankoje bangos nuo 8 iki 12 metrų aukščio. Remontininkai bando atkurti normalų energetikos sistemos darbą, tačiau tai nelengva. Audra sugadino apie 1/3 tinklo, o keli apsemti ir užversti medžiais. Nei iš Estijos, nei iš Latvijos apie aukas nepranešama. O Švedijoje daugiausia žuvusiųjų. Audros nusinešė 7 žmonių gyvybės. Dėl siautėjančios gamtos stichijos elektros energijos tiekimas šalies pietuose ir vakaruose nutrūko 300 000 gyventojų. Dėl stipraus vėjo Švedijoje sustabdyti 2 atominių elektrinių reaktoriai. Savaitgalį praūžusio uragano nuostolius Lietuva skaičiuoja milijonais. Švedijoje, Danijoje ir Britanijoje žuvo 14 žmonių. Latvija ištiko energetikos krizė. Tuo tarpu uraganas keliauja per Rusiją ir nesilpsta. Labiausiai nukentėjo Skandinavijos pietūs. Švedijoje ir Danijoje žuvo mažiausiai 11 žmonių. Daugelis vietoj verčiant medžius ant jų automobilių. Švedija buvo sustabdžiusi visų traukinių eismą. Šalies pietuose dėl uragano išjungti 2 branduoliniai reaktoriai. Be elektros regione liko daugiau kaip 400 000 namų. Baltijos šalys taip pat neišvengė stichijos įniršio. 40 metrų per sekundę siekiančios vėtros ir jų sukelti potviniai be elektros paliko 2/3 Latvijos. Į neeilinį posėdį susirinkusi vyriausybė šalyje paskelbė energetikos krizę. Prognozuojama, kad visiškai atkurti energijos tiekimą prireiks savaičių. Kai kuriais skaičiavimais tokio uragano šalis neregėjo 40 metų. Estijoje vėtros, liūtys ir potviniai sugadino maždaug 1/4 elektros pastočių ir paralyžiavo gyvenimą daugelyje pajūrio vietovių. Talino hidrometeorologijos centras pranešė apie 12 metrų siekiančias bangas Suomijos įlankoje. Vanduo esą pakilęs 1,5 metro virš normos ir gali pakilti dar metrą. Stabdyti sostinę besiveržiančio potvinio mobilizuoti darbininkai su smėlio maišais. Pajūrio mieste Pernų vanduo buvo pasiekęs net centro prieigas. Didžiausios Britanijos miestas Karlailas tokių potvinių nebuvo matęs 40 metų. 3 žmonės žuvo, 1000 evakuoti, maždaug 70 000 namų liko be elektros. Britų sinoptikai teigia, kad tai galėjo būti galingiausia audra per 16 metų. Šiaurės jūroje nutrauktas keltų eismas, pakrančių valstybėse uždaryti oro uostai, geležinkeliai, keliai ir tiltai. Rusijos mieste Sankt Peterburge ištvinusi Nevos upė užliejo krantines ir 6 metro stotis. Kai kuriems vairuotojams prireikia pagalbos ištraukti skęstančius automobilius. Ramybė po audros atrodo apgaulinga. Ervinas keliauja toliau per Rusiją ir sinoptikų teigimu kol kas nesilpsta. Vokiečiai Klaipėdos regione prognozuoja dar galingesnį uraganą. Mūsų sinoptikai tokio nenumato. Civilinės saugos pareigūnai ragina gyventojus ruoštis blogesniai prognozijai. Stichijos nuostolių vyriausybė kompensuoti nežada. 13 000 žmonių po sekmadienio uragano dar neturi elektros. Latvijos vyriausybė uragano žalai likviduoti skiria 3 milijonus eurų.
Pajūryje susirinkę mokslininkai, aplinkosaugininkai ir vietos valdžios atstovai svarstė, kaip likviduoti savaitgalio uragano padarinius. Kaip ateityje reikėtų apsaugoti pajūrį, nesutariama. Per Baltiją iki Lietuvos atsiritęs uraganas Ervinas labiausiai nuniokojo 2 km pajūrio ruožą ties Palangą. Šįryt pastebėta, kad pralaužtas ir Šventosios molas, srovė pradėjo ardyti paplūdimį. Jūrinių tyrimų centro specialistai sako, kad ruože nuo Birutės kalno iki tilto jūra pasiglemžė beveik hektarą apsauginio kopagūbrio, kuris vietomis virto iki 6 metrų aukščio skardžiais. Paplūdimiai neteko apie 50 000 kubinių metrų smėlio. Viskas priklauso nuo tos nelemtos būnos, nuardžius būną. Kaip apsaugoti pajūrį iki šiol nėra, bet greičiausiai bus nuspręsta statyti bunas ar kitus įrenginius. Kol kas iš pajūrio juostos tvarkymo programos labiausiai uragano nuniokotoms pakrantėms atstatyti bus naudojamos iš ES gautos lėšos per 500 milijonų litų.